Na štai atėjo ta ypatinga diena, kai mes vėl keliausim, šiandien iškeliaujam, kol kas iki Alytaus, vėliau nuo Alytaus iki Lenkijos, o tada bus matyti. Tai va, sekit mūsų kelionės ir sužinosit, kur mes važiuojam. Uhu! Hei! Važiuojam į kelionę. Mikrofonas neveikia kol kas, tai gali būti garsas blogas. Pasiparuošėm kemperį ir varom dabar į Alytų. Sustojimas Alytui. Pas Rasos tėvus. Jo. Pasveikinam Rasos tėtę ir važiuosim toliau. Skanaus valgysim sušius, Lenkijoje, bet ne lenkiškus, o iš Alytaus. Kokius geriausias? Iš Dzūkijos. Tada pravažiavom Audrą. Gal nuo Vilniaus kokius 100 km nuvažiavom. Gal nuo Vilniaus, nuo Lietuvos. Tai va ir išalkom. Nemažą pasirinkimą turim. Turim tokių. Turim dar tokių. Ir turim dar tokių. Čia tokie patys, ar ne? Ne. Ne tokie patys. Tai va, gerai. Skanaus mums. Valgom. Ar jums pavyko susitaikyti, o gal... Lenkijos kamščiai stovim. Nebestovim. Stovim dar. O čia davažiuosim, tai... Kur čia mes esam? Prie Lomžos, man atrodo, ne kažkur? Nežinau, kažkaip Kisėlinica vadinasi. Dar miestelis gal. Kažkoks. Tai va. Judam po truputį, judam jau 5:30. Вот на Союзе, Вау, 6 automobilių. Ir Vokietija. Karvukės. Na va. Na va. Pravažiadinam savo kaimynus. Važiavom į tokią vietelę Lenkijoje. Sustojom. Čia nakvosim. Rytoj važiuosiu pirkti Media Modo naujo, kaip visada. Nes negaliu mikrofoną naudoti. Kažkas durų neuždaro. Dabar mažytė. Turime antytės. Paplūdimys. Va čia ir nakvosim šiandien. Nuvažiavom, nežinau, paskaičiuosim, bet jaučiu virš 400 km. Turėtų būti tai. Taip. Tai visai neblogai. Toks labai daug kamščių, sunkus važiavimas.
Lem čia reikėtų rytoj tikrai įsimaudyti. Ryte tai aišku, kad šok. Aha. Ateisim. Aš bent jau ateisiu. Išsimaudysiu. Su antim. Vai, važiuosim toliau. Mušamės. Mušamės. Ką? Papasakok, ką vakar nuveikėm. Krepšinį žiūrėjom. Jo, rytą žiūrėjom. Dar susitokėm. A ne? Žiedo Gal ir ne? Ne. Jo, teko. Antis. Kas čia? Girdi? Traukinys? Ne. Neišskrenda. Va, miegosim šitam mieste Zelionka. Aš atsimenu, mane mama tepdavo anksčiau Zelionką. Aš tai irgi, užtat ir sakau, kad Nu. žalia. Jo, Kaip ir žiūrėk pusę objektų aplankėm. Ai, nu, vieną. paplūdimį, tada dar aikštės nematėm, namo kažkokio ir čia rudenį matosi, kad gražiai aikštė. Parkelis turbūt. Toks nedidelis čia miestuks. Pas jie mėgsta tą Zelionką vadinti, kai dar yra miestas toks Zeliona Gora. Buitekas. Grįžam, išsiplovėm rankas ir sėsim vėl valgyti. Dar nemažai Šiandien- liko sušių. Šiandien važiuojam ir valgom. Važiuojam ir valgom. Bet kas belieka. Tai va. O rytoj pala, kur aš sakiau, Vroclavą turim, ne? Krokova. Krokuvą, jo. Į Krokovą turim važiuoti Media Modo. Senis va kažkoks su dviračiu važiuos. Ir šiaip gal pažiūrėsim Varšuvą. Tai ir Krokova man kažkas. Jo. Apžiūrėsim Krokovą irgi. Kažką jisai ten nori su to mašina vis bando krapštyti. Atidaryti jiem nepavyksta jas atidaryti. Mašina, jo, mašina. O tai ko jisai nori atidaryti ją? Gerai. Filmuosim nusikaltimą. Nu, jau filmuoju. O, dar spjovė prie mašinos. Va, ir alutis į trasą eina. Į Heineken.